Anksčiau Velyką žmonės švęsdavo labai iškilmingai. Jau nuo didžiosios savaitės būdavo suskirstytas dienas. Ketvirtadienis būdavo švaros diena. Tada visus kampus išvalydavo visur. O jau penktadienis, šeštadienis, tai jau buvo ruošos diena. Jau margučius margindavo, valgius ruošdavo. O jau atvelykis, tai jau yra vaikų šventė. Ir žinot, kodėl margučius margina. Kada Jėzų vedė nukryžiuoti, tai aja paskui tokia mergaitė ir nešės kiaušinių krepšelį. Ir jinai labai verkė, Jėzaus gailėjo. Tai kur jos ašaras krita į tą krepšelį ant tų kiaušinių, visi tie kiaušiniai pasidarė margi. Tai nuo to žmonės ir pradėjo marginti tos kiaušinius. O jau pirmą dieną Velykų negalėdavo niekur eiti nekviestami svečius. Jeigu jau eidavo pirmą dieną Velykų nekviest, tai duodavo kailinius uždinėti. Nu jau katras gudras, tai mokėdavo, kaip ką su tas kailiniais daryti. Arba iš namų kokį gyvį, į tuolnelę nepaleisdavo, kol nerasdavo tos kailinius kokį gyvį. Tai tas iš namų kokį atsineždavo, arba kaip ir greit surasdavo. O kits tai dar gudriau sakydavo, aš be peilio nerandu tų gyvių, neprasklaidavo vilnų. Nu tai paduodavo peilį, tai tik paduot peilį, tai jis pradėt siūlę sardyti. Vėl atėm greit kailinius ir jis palyt laisvas. O jau antrą dieną tai jau būdavo svečių diena ir vaikai eidavo jau tada Velykaudami. Eidavo prašyti kiaušinių. Įdainuodavo tokią dainelę. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, tajau į darželis, įniau gėlelis. Ant kelio dėjau, kas keliuoja, visi linksmai gėduoja. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, prašau margutį ir dėt man į krepšelį. Tai taip vaikai eidavo Velykaudami. O ką čia daugiau Velykas, ta Velykės jau atvelykis, tai jau būdavo vaikųčių šventė. Ir par Velykas arba par atvelykį, kiekvienuose namuose turėdavo būti paruošta supynė. Tai būdavo taip, kad jau, kada javai gerai dėlės, suksis kaip jūra. Tai va tokie būdavo Velykų šventimai. O Velyką ateidavo ir mažai, ir suaugę, visokias dainuškas dainuodavo, margučių prašydavo. Tai va tiek mažiau. Paplokime, margučiai. Ar mažai nežinojau, kad jau. Velykų bobutė žino, kad jūs ruošiatės labai jau senai, dar prieš Velykas. Mokėtės eilėraštukų, mokėtės vaidinti. Tai dabar ir pažiūrėkime jūsų spektakliuką Kiek. Gražiai dažyti